nušalimus, tai aš pasakysiu, kad pirmą nušalimą. Pirmo laipsnio nušalimas yra tada, kai šiek tiek parausta rankos ir kartais pamelinuoja. Ne rankoms, oda. Aš norėčiau pristatyti antro laipsnio nušalimą, kai ant tavo odos atsiranda tokios rudai geltonos pūslės. Trečio laipsnio nušalimas yra tada, kada ant odos pasidaro raudonos pūslės. O ketvirtas laipsnio nušalimui reikia važiuoti į ligoninę ir tavo rankai kaput. Ebola tai yra virusas, kuris daugiausia paplitęs Afrikoje, tiksliau iš ten. Ir Ebola nėra miestas, Ebola yra virusas. Kai kurie žmonės labai painioja tos du dalykus. Žodžiu, ir Ebola tai yra virusas, kuris žudo žmonės ir 20 dienų tu gali nežinoti, kad tu jį turi. Pirmi požymiai, kad tavo temperatūra pakyla, blogai jautiesi ir paleidžia vidurius. O šiaip Ebola žiauriai užkrečiama. Sakoma, kad Ebola paplitus nuo šikšnosparnių, bet dar nežinoma. Pasakosiu apie nudegimus ir yra keturi etapai. Pirmas etapas, kai tau tiesiog nudega odos paviršius. Antras, kai nudega visi odos sluoksniai. Trečias, kai tau visa mėsa jau ir gali apanglėti kaulus. Ir trečia, kai jau tau, jeigu tai yra galūnė, tai galūnė jau reikia amputuoti ir jos nebereikia. Niekada nereikia kišti visokių pagalių, gerklių kišti ištraukti, nes taip gali labai sužeisti gerklę, žarnas ir taip toliau. Užspringus reikia pirmą kartą tai palenkti žmogų ir jam maždaug per stuburą. Tarp menčių. Jam reikia 5 kartus iš delno stipriai taip stumtelėti. Paskui tas žmogus turi išsitiesti ir turi tarp šonkulių, tarp savęs leidinio, irgi 5 kartus suspausti. Vat taip. O štai taip. Heinricho metodas. Heimlicho. Ir jeigu žmogus dusta, jisai dažniausiai daro tokius ženklus. Ir jeigu jisai nesišypso, tikrai matos, kad jis yra išsigandęs, tai reikia bėgti jam gelbėti, nes gali būti, kad jis užsprings ir uždus. O kada nereikia gelbėti? Kada tik tai prižiūrėti? Kai tiesiog prigeria, užspringsta. Kai kosėja stipriai. Ja. Jeigu gali iškosėti, tai galima tiesiog važiuoti, jeigu iškosėti, tai iškosėti. Bet kai užspringsta mažas vaikas, jokių būdų nekratyti žemyn galvą, nes gali su jiems smegenis ir sužalot smegenis. O reikia lygiai taip pat daryti, reikia pasigaudyti va šitai ant rankos ir irgi per nugarą 5 kartus žymiai silpniau, nes vaikų kaulai žymiai trumpesni. Ir taip irgi 5 kartus stumtelėti ir ten irgi vis vietoje su, kaip yra spenelio lygis, tai... Paspaudimas. Jo, irgi maždaug čia. Dažniausiai vaikas turi atspringti. Kaip filtruoti vandenį, tai jeigu yra miškas, mes neturim vandens, tai surasti kokį nors tekantį upelį, kuris būtų kuo švaresnis. Ir jeigu mes neturim kokį nors butelį, tai mes iš medžio žievės, geriausia beržo, nes jinai geriausia lūpas, padarom tokį kaip kubelį ir jo dugne praduriam
praduriam arba paliekam mažytę skylutę, bet jinai turi būti maža. O jeigu mes turim butelį, lipus nuo vandens, mes jo viršų nupjaunam ir apačia praduriam skylutę. Ant apačios mes turim dėti akmenų, tada žolės, tada ant akmenų reikia dėti žolę, pelenus ir ant pačio viršaus reikia dėti smėlio.